Nu labas, mėlyjeji. Darbuojasi ties gaminiais ir pagaliau priejau prie startinio profilio ventiliacinio klasikui. Tai dabar parodysiu, kaip man viskas pavyko padaryti. Tai parinkau aliuminį U formą. Čia sugręžiojau skylutes į vieną lygį, vienodo dydžio. Ir kaip jau matėt, praeitam vaizdo įrašą tie, kurie mane stebi, buvau paviešinęs šitokį gaminį. Tai dabar parodysiu, kaip gavosi galutinis rezultatas. O galutinis rezultatas yra štai čia. Štai, mėlyjeji. Tie, kurie šnekat, kad aš darau nesąmonės, kad aš darau čia kažkokius vėjus, kad čia daug, atsiprašau, vos nenusikeikiau, kad čia kainuos kosmoso užsakovams, tai tiems žmonėms galiu pasakyti, jūs rašykit, ką norit. Komentuokit, ką norit. Aš tiesiog komentarų net neskaitau kai kurių. Tie, kurie domisi, tie, kurie nori mūsų darbų, paslaugų, mūsų idėjų, mūsų patarimų, mūsų konsultacijų, jie parašo tiesiogiai. Tai man nereikia sekti jūsų komentarų, kurie negatyvą skleidžiate, tai galit net neskleisti. Tie, kurie rašot geras žinutės, gerus atsiliepimus ir panašiai, tai visada šitiem žmonėm rasiu dėmesį, visada padėkosiu, visada būsiu dėkingas. O tie, kurie norite įkast, pavydyt ar patys nieko nesugebat, tai aš nekaltas, stokitės nuo sofų, eikit, darykit, filmuokit, kelkit ir tikrai aš jums uždėsiu laikus, pakomentuosiu, pakonsultuosim, pašnekėsim, pabendrausim. Tai nesivarginkit, galit jūs čia rašyti, nerašę, man žinokitės, nei šilta, nei šalta jūsų nuomonė, negatyvi nuomonė, gera nuomonė, tai visada laukiama, visada perskaitysiu, visada pabendrausim galų gale. Bet tie, kurie čia sakot, kad šitas gaminys užsakovam kainuos daugiau, tai jūs labai klystate. Šis gaminys nieko brangiau nekainuos kaip už paprastą lankstinį, tiesiog dasideda aliumas, kurio metro kaina gal 6 eurai. Tai stogą darant, kai išleidžia žmogus 20-30 tūkstančių ant stogo ir pagailėti šito 6 eurų metrui, tai nežinau, kodėl jūs įsivaizduojat, kad čia yra kažkoks tai kosmosas. Startinis profilis maksimum vienas šlaitas 10 metrų, 2 šlaitis 20 metrų, 20 x 6, kiek 120 eurų ir turėti kažkokį tai kokybiškesnį daiktą, kur tikrai žinau, kad mūsų rinkoje, soc tinkluose pastoviai keliami vaizdo įrašai, kaip padaryta, kaip nesuformuoti ventiliaciniai profiliai. Aš, pavyzdžiui, dabar matydama šitą gaminį, aš žiauriai džiaugiuosi už save, kad man pavyko pagaminti. Žiauriai džiaugiuosi, kad šitas klientas gaus šitą profilį ir bus sumontuota ant jo stogo. Ir žiauriai džiaugiuosi, kad galiu tobulėti. Pažiūrėkit. Kiekvieną skylutę. Idealus matmenys. Dabar jeigu paimtumėm klasikinę stogo dangą ir mes ją užkabintume, tarkim, štai taip. Ir jūs dar sakot, kad čia yra nesąmonė. Aš nežinau tada, kas jums turėtų būti nesąmonė, jeigu šitokie gaminiai jums yra nesąmonė. Aišku, jūs darykit ten tos standartinius, ruošinius, lankstinius, dėkit, lankstykit, skardinkit. Aš nieko nesakau, kad ten yra blogai. Bet man netinka. Jeigu man netinka, tai mano užsakovom taip pat netiks. Aš noriu kokybės, noriu maksimaliai išspausti iš viso, ką be galima. Ir šitas gaminys tikrai yra superinis. Nes startinė lenta, kaktinė lenta prasideda nuo antros lentos. Pirmutinė lenta bus aliuminis, niekada nesupus, nes dažniausiai, jeigu paimsim tą temą diskutuoti, galėčiau diskutuoti, bet pritarkit man, kad visgi
užbortavimas dėl vandens, kad nepratekėtų į viršų, ventiliacija superinė. Aišku, dar pafilmuosiu objekte, kai sumontuosim. Mes turėsim 2 ventiliacijos šaltinius, tai pagrindinis bus pro čia, antras ventiliacijos šaltinis pro pakalimą. Tai nežinau, aš jaučiuosi, kad 100% padarysiu viską, ką galiu, kad šitas objektas būtų padarytas tobulai. O šitas, aišku, yra darbo, reikia padirbėti, bet kai sakoma, nedarysi, nepadarysi. Tiesiog keli užpakalį nuo sofos, eini ir padarai. Ir kai tu gauni rezultatą, net šiurpulukai bėga per kūną, kai matai visą finišą. Dar aišku nesumontuotas, bet aš žinau jau, kai sumontuosim klasikinę stogo dangą, visus pakalimus, vėjaskardės irgi bus montuojamos be jokių varžtelių. Bus apatinis profilis, susimaus su tarpeliais, visos vėjaskardės bus užlankstytos, žodžiu. Taip kad, mielieji, jūs galite sakyti, kad aš asilas, durnas, debilas ir panašiai, bet žinokit vieną, padarykit kažką panašaus, parodykit ir tik tada sakykit, kad nesąmonės darai. Taip kad, kam patinka, nykštukus į viršų, o aš lekiu į objektą, prisidėsiu dar, pasitikrinsiu, jeigu viskas gerai, pasileidžiu visą gamybą, turiu jau profiliuką štai čia, aišku, jie dar yra nesugrėžioti, juos dar reikia sugrėžioti ir panašiai, bet jeigu man tinka, pasileidžiu gaminti. Taip kad atsipalaiduokit, šypsokitės. Kam patinka, spaudžiam nykštukus į viršų ir susitinkam kitame vaizdo įraše, kur bus dar įdomesnių dalykų. Geros likusios dienos visiems.